Sveiki, man Raigelydė, su jumis aš esu Adelė ir šiandien aš filmuoju savo 6. seriją Senas hotelas, sėkmės žiūrėti. Labai skanus šiandien blyneliai, labai skanus. Taip. Ne veltui Seniai kokį negaminau. vakar tipo nupirkau šitos ir ten tu pagaminai viską toliau. Taip. Taip, labai buvo skanu. Kažką ką tai buvo, vėl sumirksėjo. Kas čia vėl šviesa vyksta? Gal seneliui paskambint. Einam pažiūrėti vėl apačion. Pipu. Alin. Oi, labas seneli, noriu paklausti. Pas vėl čia kažkas su elektra. Imk mamą telefoną, kaip su seneliu. Taip, senelis, sveikas, labas rytelis šiaip. Čia va vėl kažkas su elektra čia vyksta. Va ateinam, tavęs dar nėra, nes tu dar čia nedirbi, tai aš nesuprantu. Pas mus vėl elektra pradinginėja, vėl mirksim. Nežinau, aš dabar tik iš namų išvažiuoju. Nu tai gerai, seneli, tu atvažiuosi, tai pažiūrėsi, gal vėl čia kažkas atsitiko. O tai pas mane elektra tai yragi? Nu, hotelį tai vėl nėra. O pas mane darbi. Pas tave irgi darbe nėra ten. Nežinau, reikia skambint skambint, kad. Elektrikam? Kai mano anukas pradingo, aš jau žodžiu nežinau. Tai gerai, aš tai ateisiu. Ir viskas aiškinsiu. Nu tai laukit manęs, aš tai ateisiu. Gerai, iki. Nu tik užsakė senelis. Sakė, kad tuo jau atvažiuoju. Tai kaip čia su ta elektra vyksta? Įeinam į namus atsiranda. Taigi gal atsirasgi Čia nesukrata, kaip supranta, kad jūs buvot vakar radusios tą Emilio telefoną. Jo. Nu tai pažiūrėkit tam Emilio telefone, gal ten kažkas yra. Ir pažiūrėkit ir parodykit seneliui tą telefoną. Gerai, reikia šiandien su Adrianu susiskambint, kad susistar, kad mes tai kažkur padėjom telefonus slaptai. Tai pas mane kažkur yra. Nu tai gerai, tada aš einu į parduotuvę, tai tu Alija pasikvies. Oi, ne Alija, Adriana. Gerai, pasikviesiu. Tai žinau, Alija, Adriana, panašiai raidės viskas. Nu taip. Tai gerai. Taip. Pipu. Alio? Labas, Adriana, šiandien noriu susitikti. Pas mane kaip tik atvažiuoju, kad mano mama dabar išėjo į parduotuvę. Tai šiuo, kad labai arti gyvenime. Taip, aš čia ką tik sutikau, nes aš iš parduotuvės išėjau, jinai čia jau prie parduotuvės. Sveiki! Labas, Adriana, labas. Tai aš čia, kai jau čia pasivaikščiau, tai aš sutikau, taigi iš parduotuvės, nes mane mama į parduotuvę nusitavo, ten reikėjo vatausi. Nu tai gerai. Aš jau esu prie hotelio, tai jau ateinu. Tai gerai, pas mus ir taip va šiandien nuo pačio ryto. Elektra vėl, dabar kada grįžom. Tai gerai, klausyk, paimsi mano telefoną iš spintelės ten yra. Tai gerai, laukiu ten. Labas. A kaip tu į mano duris jeigu jau užsakyti? Tai atrakinto duris buvo. Nu tai gal nespėjau užrakinti. Gerai, tai žodžiu. Žinai, kur mano tas, kurioje vietoje spintelė telefonas, eik ir paimk. Ten va iš šitų dviejų. Okay. Kodėl tu eini? Kur padaryti? Tu nematai, kur spintelės čia ir čia, tu nematai, kur spintelė. Duodi sumaišai su spintelė. Nustabu. Gerai. Paimk Emilio telefonas.
Vėl tas garsas. Taigi jungiau telefoną, kaip jis neįsikrovė. Kiek dabar procentų? 100. Vakar 50 buvo. Nes aš jį pakroviau. Tai kaip tau jis neišsikraus, tada tau bus kažkur 30 procentų. Realiai, tai nieko naujo nėra, tik tai vėl šitą kalbą. Žiūrėk, čia šitai yra žali knopkė, gal paspaus mygtuką šitą. Spaudžiu. Kažkas turėtų būti. Kas čia per vaizdas? Nesuprantu. Tai Palauk. padėkime atgal. Gerai. Mama turėtų neužilgo grįžti, bet gal ten biški Gal mama gal biški valandą už... O, palauk, man reikia į namus greit nuvaryti, ašgi vandenį, taip yra namo nenunešiu, aš tuoj greitai. Gerai. Adėlė? Ką? Adėlė? Ką? Mama arba pasibaideno, arba aš ką tik mačiau Emilį. Kaip suprastu Emilį matyti? Nu, gal man jau čia vaidenas, nu gerai, aš einu. Palaka? Man tikrai... Palauk, tu kur? Tu kur? Ai, Diena, gal pabėgo labai greit. Ai, gal Diena spėjo. Oi, pala, aš jai nespėjau vieną dalyką pasakyti. Nu, aš žinau, kur jinai gyvena, tai. Adriana! Pipu, pipu! Alio! Emilis guli pas mane, greičiau atbėg! Ką? Palauk, čia man aš dabar pusryčiauju, ateisiu. Žiūrėk, nuotrauką siunčiu. Siunčiu, žiūrėk. Mama... Viešpatie, kas čia nutiko? Nežinau. Jis dabar pas mane guli, gal kur daryt. Kur man daryt? Jėzus. Pagaliau aš į tikrą pasaulį atsiradau. Viešpatie, a tu ką čia darai? Tu čia pas mane prieš nusigulėjai. Klausyk, kas tu dabar atsitiko? Kur tu buvai išvis? Aš buvau tokiai vietoje, kur nebuvo nei dienos, nei nakties. Aš buvau kažkokiai pilkoj erdvėj. Aš tenais jaučiuosi, kad aš būčiau psichiatriniai ligoniniai. Tenais vien tik minkštos sienos ir viskas pilka. Aš buvau įstrigęs tarp tikro pasaulio ir tarp netikro pasaulio. O tu mane ten tipo matei su Adriana? Tai aišku, kad nemačiau. Nieko nemačiau, pas mane buvo tik tai pilka. Ir aš nesuprantu kodėl, bet aš dabar va taip keistai atrodau. Nu, tai žodžiu, einam... Žinok, tu neįsivaizduoji, kiek nuo senelio buvo tau skambučių praleistų. 1850. Va tiek, dabar pas mane namie tavo telefoną. Tai tu gal mano telefoną radai, nes aš jį pamečiau. Tai aš jau pas mane namie stalčių stovi. O kaip tu telefoną mano radai? Prie mano būto. Prie kokio būtų? Va čia, stovėjo, va čia vietą. Paėmėm su Adriana. Kai žodžiu, einam. Mano mama turės kažkada grįžti, bet gal vėl tą elektrą prakeikta jau. Užknisa, reikia senelį skambinti. Pipu. Oi, labas, senelį, labas. Tu grąžinsi mano telefoną, ar ne? Čia ką, Emilis kalba? Ar čia man vaidenus? Tai aišku, kad Emilis, aš jį radau prie... Pip. Atpametė ragelį. Nu gerai. Žiūrėk, aš... Tai dabar sakelis į bažnyčią vėl bėgs. 100% duodu, kad jisai į bažnyčią bėgs. Žiūrėk, aš tau duosiu rūbus, gerai? Ir tuo persirengsim.
Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntinę, nes mane štimeni, kur siaučia neapykanta, santaika, kur vyrauja barniai, vienybė, kur yra skilimas tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesa, kur viešpatauja klaida, viltį, kur brangasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys, šviesa, kur užgulusios tamsybė. Amen. O mano broli, šiandieną tai jau linksmas. Kokią naujieną man pasakysi, kas tau nutiko? Pas mane anūkas grįžo. Oi, tai gerai, kad jisai sugrįžo. Labai puiku, kurgi jisai buvo dingęs, mano broli? Vis tokį nežinau, nes, nežinau. Tiesiog girdėjau jo balsą. Ir čia. Tegu laimina jūs Dievas su jūsų anūku. Amen. Ai, čia kaip pasidatyti pas jis kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, antradienį, viso gero. Viso gero. Na tai aišku, kažkokia pastebi istorija čia įvyko per tą laiką. Jo, čia buvo košmaras kažkoks realybėje. Tai štai dabar tau papasakosiu. Tokia yra Alija. Ten ir man Alija, man ir Adrianai pasakė tokį dalyką. Pasakė, kad, kaip pasakė, maldelę savo ten 2-3 dienom galėjai pradingti. Ir nebegalėjai grįžti. Bet kaip aš grįžau? Dabar praėjo 2 dienos. Tame prasme, kaip aš grįžau? Jeigu tame puslapyje rašė, jeigu paskaitai tą maldelę, kur aš paskaičiau. Ir tu pradingai. Ir susiaktyvavo muziejuje čia 2 paveikslai. Vyras su žmona. Ten buvo vyras ir su žmona. Jūs, Adriana, turėjote atsirasti bunkeryje. Mums sakė Alija, kad ten namelis tavo, kuriam tu tipo statavai. Mano, eiktų, aš nevaikštu po apleistas vietas, nes yra bunkeris, seniau būdavo tų žmonių namas. Jie turėjo mažą vaiką, dukrelę, mergaitę tokią mažą. Gal jūs atradot jos kambarį? Čia aš atradau ir ten mačiau mergaitę su vietu. Nu tai va, tenais yra. Ir jūs gal buvo dar patekę į tų vyros žmonos kambarį ir jums turėjo užsidegti kai kas. Pala, tu ką, mus stebėjai? Aš nestebėjau, aš tik tai viską žinau. Tu žinai, nes ten tu ir buvai visiškai. Žodžiu, ten tiesiog, kai ten... Klausyk, aš niekur nebuvau. Aš su tarpu buvau kažkokioj pilkoj erdvėj. Aš žinau, nes aš tai internete perskaičiau. Bet vis tiek paskaičiau tą maldelę ir norėjau patikrinti, ar tai tiesa. Pasirodo tiesa. Ir tas muziejus tikrai yra prakeiktas. Ir mums dar sakė, Alija dar tokį dalyką. Kai tu pradingai, ten tokį nuėjimą pripasuka biškį. Ten sakė, kad ten tas muziejus yra prakeikęs ir tas, kur kaip namelis pagal ją. Nes tai tipo buvo kaip perlikta, ten sakė kažką. Ir ten irgi prakeiktas tas namas. Bunkeris. Yra prakeiktas irgi. Ten ne namas, ten bunkeris, ten seniau gyvendavo žmonės. Jo, bet ten sakė, kad ten, tipo, tu. Ai, ne, gal ten to vyro gal buvo vardas. Taip, gal aš jau eisiu, jau pas senelį turi pamatyti mane, kad aš tokia yra sveikas. Tai gerai, žiūrėk, palauk, taigi kaip tik senelis čia ateis. Jau? Tai gerai, taigi žiūrėk, aš einu ir tu ateisiu. Ir tą laiką turėtų būti ateiti senelis. Gerai. Paliu senelką susitiksiu.
Sveiki, ponas ir ponė. Anūkelis, labas! Labas, seneli, 100 metų. Zėgi mėgstinių užsidėjau specialiai. O, Maktynis, taip. Tai klausyk. Seneli, Sakyk. seneli, aš buvau kažkur įstrigęs kažkokiam pilkam pasauliu, kur nebuvo nei dienos, nei nakties, nieko nebuvo. Bet dabar aš kažkodėl jaučiu, kad mane kažkas stebi ir kažkas tai laukia tinkamą momentą. Klausyk, dabar aš laimingas, tai reiškia, bet kodėl tu tą maldelę iš vis skaitėjai pas mane namie? Bet kam tu skaityti maldelę? Sakau, nereikia tu skaityti maldelę. Tai vat ir atsirasi blogai situacijai, toks kaip sakai, ne, aš noriu pabandyti, ir įeiti tą prakeiktą muziejų, kuris egzistuoja. Ir nekas iš kur aš žinau apie tą prakeiktą muziejų. Klausyk, pažadėk man, kad tu daugiau taip nebedarysi. Gerai, seneli, nebedarysiu. Ir tai nereikia įsivaizduoti. Infarkto nedavė, aš čia netgi nemiriau. Savadarbė. Sakyk, aš tau žinučių pridėsiu. Nu, kodai tu tas elektrą, nu tai reikia vėl taisyti, reikia mylis skambinti. Pipu. Šiuo metu šis adresatas yra nepasiekiamas. Prašau palikti garso žinutę. Palauk, a tu nežinai, kur yra Amelija? Amelija? Ne, nežinau. Su manimi vėl darybė. A tavo dėlį kartais nesakė? Sakė, kad išėjo parduotuvę ir grįž po valandas, bet jau 2 valandas šį praėjo. Gal į parduotuvę patikrinti? Ne. Tai žiūrim. Tuščia parduotuvė. A tai kur? Koks čia mergaitė dirba, koks čia jis vardas? Kažkokia mergaitė dirba, žinau. Alija čia dirba, Alija. Nu jau va, Alija. Bet ar tai kodėl šiandien darbo diena? Šiandien darbo diena. Taip, darbo, bet aš nežinau, kodėl nedirbu. Nesąmonė. A tai kur Adėlė išėjo tada? Adėlė? Jinai kažkur išėjo, bet man nepasakė kur. Tai su pasakė labas. Gerai, grįžtam atgal į hotelį. Kur jie išvis? Tu esi Emilė. Bet aš irgi telefoną nepasiėms tam. Adėlė, tu čia, Adėlė. Labas. O kodėl taip šalta? Nežinau. Tik ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video, tas manau, aš Emilis. Tik ate.